Serbijos sostinėje Belgrade tęsiasi Europos kulkinio bei stendinio šaudymo čempionatas. Moterų ir merginų varžybose 50 metrų nuo taikinio pneumatinio šautuvo Glumis rungtyje sėkmingiausiai iš 3 Lietuvos šaulių pasirodė Kristina Paliokaitė. Mergina iš 600 galimų taškų surinko 582 ir užėmė 48 vietą. 52 pozicija atiteko Margaritai Belohostovai, o Vika Malaišiova liko paskutinė 61. Aukso medalis šioje rungtyje įteiktas švedei Marie Enqvist aplenkusiai britė Mišelė Smith ir vokietė Sonja Pfeilschifter. Tokios pačios distancijos pneumatinio šautuvo 3 padėčių Glumis stovint bei priklaupus rungtyje vienintelė mūsų šalies atstovė Svetlana Klimova aplenkė 4 varžoves ir su 552 taškais užėmė 56 vietą. Čempionės aukso medalį iškovojo vokietė Žaklina Ort, sidabrą pelnė italė Jennifer Messagiero, o bronzą tenkinosi ukrainietė Jevgenija Borisova. Analogiškoje vaikinų rungtyje su 546 taškais Rokas Girdauskas neaplenkė nė vieno varžovo ir tenkinosi 54 poziciją. Po finalinės serijos nugalėtojų tapo suomis Jakob Jorbaka, antras buvo šveicaras Janas Lochbilleris, o trečiąją vietą užėmė Immanuelis Benheferas iš Izraelio. Europos kulkinio bei stendinio šaudymo čempionate 9-ąją vietą moterų šaudymui skriejančius taikinius tranšėjinėje aikštelėje tarp 35 dalyvių užėmė Daina Gudzinavičiūtė. 42 metų Lietuvos šauliai atrankos varžybose pataikė į 69 taikinius iš 75 galimų bei nepateko tarp 6 finalo dalyvių. Senos žymino aukso medalį šioje rungtyje po finalinių varžybų atiteko Ispanijai Fatimai Galvės. Marius Zaremba, Tomas Ramanskas, Vytautas Petrošius, Sport 1 Žinios Plius, Belgradas.